Istorinė Užutrakio dvaro sodyba atgimsta šiuolaikinėms reikmėms, įsaugant grafų Tiškevičių puoselėtą aristokratišką aplinką ir stiprinant kultūrinius mainus su Zalesės dvaro sodyba Baltarusijoje. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Baltarusijos Smurgainio apskrities vykdomasis komitetas baigė įgyvendinti 2 metus trukusį bendrą projektą – istorinių sodybų panaudojimas pritaikant jas šiuolaikinėms kultūros reikmėms. Projektas puoselėja bei pristato visuomeniai dvarų vertybės bei gyvina tarptautinį turizmą ir kuria bendrą paveldą tarp abiejų valstybių. Tai yra kompleksinė kultūros vertybė ir jinai nėra vien tik tai rūmai arba vien tik tai parkas. Iš tikrųjų, objektas yra didelis, kompleksinis. Šiandieną mes esam sutvarkę jo branduolį. Ir šiandieną mes susidurėm su visuomenės didėjančiu poreikiu naudoti kultūros objektą šiuolaikiniams reikmėms. Tačiau norime išlaikyti ir objekto naudojimą, istorinį naudojimą šeimos rezidencijai. Dėl to norėtume, kad žmogus atėjęs į objektą pajustų tą buvusią atmosferą ir iš jos išeitų patyręs tam tikrą naują potyrį. Pajausti šimtmečio senumo aristokratiškos vakarietiškos kultūros bei mados dvelksmą jau gali Užutrakio dvaro lankytojai ir 21 amžiuje. Šventišką praėjusios epochos atmosferą alsuojančią sodybą Lietuvos gyventojai išrinko naudingiausių ES struktūrinių fondų projektu, kuris apdovanotas piliečių simpatijų Europos biure 2012. Pagal dvaro ikonografinę medžiagą ir analogus kitose Europos dvaruose pagamintos į rūmų salės įkurdintos autentiškų Liudviko XVI stiliaus baldų kopijos, dvelkiančios klasicizmu ir prabanga, bei pritaikytos viešiesiems renginiams. Ypatingas rūmų baltosios salės akcentas – itališkas, pagal specialų užsakymą pagamintas ir per kultūrinius renginius skambantis išskirtinės kokybės Fazioli fortepijonas. Pernai Užutrakio dvaras įvertintas Valstybinės kultūros komisijos. Jis paskelbtas geriausiai tvarkomų kultūros paveldo objektu.